Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė po turnyro Ispanijoje ir ten sužaistų 2 draugiškų kontrolinių rungtynių su slovėnais ir varžybų šeimininkais pasirengimą artėjančiam pasaulio čempionatui tęsia Kaune. Antradienį buvo surengta eilinė treniruotė, po kurios mūsų šalies nacionalinės komandos vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra apibendrino išvykos į Vitoriją naudą ir įvertino pastebėtas klaidas. Su slovėnais buvo geresnės rungtynės, bet manau, kad dar galim pridėti, taip pat kaip ir Slovėnijos rinktinė. Nežaidėm pilnų pajėgumų, vis tiek sprendėm dar visus kitus klausimus. Na, Ispanijos rungtynės su Ispanija geros ta prasme, kad truputį, jeigu kažkas tai galvojo labai gerai, tai truputį realiai viską leido pažvelgti. Ir kas yra taisytina, kad mes turim išlaikyti, nes nežiūrint kas, mes turim laikytis rungtynių plano. Turi būti daugiau drausmės, mes turim ekstremaliom situacijom nepabirti ir nežaisti po vieną, o žaisti kaip komanda. Ir taisyti yra ką. Manau, kad mes galėjom ir galime sužaisti geriau. Nebuvo pagrindinis uždavinys, mes taip, šiandien mes turim laimėti. Mes dar žaisime dar vienas rungtynės ir žaisim pogrupį. Gera žinia yra ta, kad net ir pralaimėjus Ispanams, tai yra pasiruošimo laikotarpis ir mes nuvažiuosim, bus 0-0. Pergalių ir pralaimėjimų skirtumas. Tokios geros, sportuojam, dirbam, ruošiamės, turėjom porą varžybų, sakykime, su stipresnėm komandom, negu žaidėm prieš tai. Su slovėnai sekėsi pakankamai normaliai, laimėjom, aplošėm ir pamatėm, kad, sakykime, galim žaisti tokio, kad yra mūsų lygio. O Ispanai, aišku, žaidėm Ispanijai su Ispanais. Ispanai yra, sakykime, vis tiek viena iš geriausių pasaulio komandų ir gal kažkiek ir tie, kas žaidėm Ispanijoje ir kas stiprus varžovas, sakykime, pastikrinom, treneriai pastikrino, ką norėjo, pamatėm, kad ko dar trūksta ir dar turim porą savaičių, 3 savaitės iki to, kad pasiruošt, kad būtų geriau. Po turnyro Ispanijoje už darbą buvo padėkota Giedriui Gustui. Komandoje liko tik 2 tikri žaidėjai – Mantas Kalnietis ir Arvydas Eitutavičius. Kęstučio Kemzūros teigimu, į žaidėjo funkcijas gali atlikti ir kiti gynėjai. Todėl stratego manimų nereikia pernelyg sureikšminti šios problemos, kuri buvo didžiausias galvos skausmas Ramūno Butauto trenerių štabui Lenkijoje vykusiame Europos čempionate. Iš žaidėjų tos problemos nenoriu aitrinti. Aš manau, kad nėra jinai tokia didelė, kaip mes čia norim visi kažką tai surasti. Yra tie žaidėjai mūsų, tokie kokie yra, jie geri. Ir, kaip pasakiau, mes negalim visada lyginti su Šarūnu, ar ne? Ir norisi, bet yra tie žaidėjai, kuriuos mes turim, jie gal turi kažkur tai kitur pranašumų. Kažkur kitur yra galbūt silpniau, bet jie yra to pakankamo lygio. Mes norėtume remtis bent 2 gynėjais, kurie yra aikštelėje, kartais net visais 3, bet visumoje 2. Ir aš manau, šiuolaikiniam krepšinį, jeigu jūs pastebėsit klubiniam krepšinį, arba rinktinės, arba ypač tie klubai yra stiprus, ko jie turi daugiau tų vadinamų tokių gynėjų, kurie gali kontroliuoti kamuolį, kurie gali kontroliuoti žaidimą. Tai panašiai mes norim irgi likti. Jeigu mums suspaudžia mūsų žaidėją, tas funkcijas turėtų perimti tas vadinamas antrasis gynėjas. Tai gali būti ir Martynas Gecevičius, gali būti Tomas Delninkaitis ir kas tuo metu yra aikštė. Visi 3 gynėjai turi žinoti visas 3 pozicijas ir daugiau, arba šiaip visų 5 žaidėjų veiksmus, kas yra. Ir kiekvienas iš tų gynėjų turi žinoti, kaip paleisti tą mašiną, kaip atlikti derinį. O paskui jau iš derinio mes ten jau, kaip sakant, turim organizaciją ir tada jau yra lengviau. Šiuo metu treniruojasi 14 rinktinės kandidatų. Kęstutis Kemzūra galutinį 12 ketina paskelbti prieš pat pasaulio čempionato pradžią. Trenerio teigimu, kol kas nei vienas negali būti ramus dėl vietos komandoje.
O tas ramumas, tai, aišku, aš neslėpsiu, kad yra žmonių, kurie kaip ir yra, sakysim, nebent kažkas ten atsitiktų. Tai va, tai kaip mes suprasim, tai jeigu filosofiškai žiūrėti, nieks negali būti ramus, o gal jisai traumą gaus, ar dar kažkas atsitiks. Taip, kad, o taip, nežinau, nenoriu, net prie skaičių sugrįžti. Nenoriu. Tarpusavį mes apie tai nėra taip, kad čia vienas sako, kad aš galvoju, kad manęs nepaims, ar taip pas mus tokių dalykų nėra. Ir visi sportuojam draugiškai ir laukiam, sakykime, trenerių sprendimų ir manau, kad tai galbūt kažkiek, aišku, kai bus 12-ukas, kažkiek bus ramiau, bet kad tai įtampa jaustųsi, nemanau, kad taip yra. Nacionalinės komandos debiutantas Martynas Gecevičius teigia, kad rinktinėje jis jaučiasi taip pat gerai, kaip ir Lietuvos Ryte. Tiek lygis, sakykime, aukštesnis negu sakykime, kur esu žaidęs, bet kad būtų kažkas tai stebuklingo tokio nėra, dirbi, stengiasi iš visų jėgų ir darai tai, ką moki. Ketvirtadienį Lietuvos rinktinė įskrenda į Vokietijos miestą Bambergą, kur draugiškame turnyre išmėgins jėgas su turkais, kroatais ir vokiečiais.